Dega ugnele tūta, tūta. Dega Gabija tūta, tūta. Pilia kalinelį tūta, tūta. Aukštajam Ugnis – tai svarbus lietuvių kultūros simbolis. Lietuviai ugnį laikė dieviška jėga, viso pasaulio simboliu. Ji buvo suasmeninta ir vaizduojama moteriška deivė Gabija. Buvo tikima, jog bendruomenės laimė ir gerovė priklauso nuo amžino ugnies degimo, todėl žmonės stengėsi, kad ji niekada neužgestų. Apeigų ugnis buvo kūrenama ant akmenų židinio ar aukuro. Ugnies įkūrimui reikia rūpestingai paruošti gerų, ąžuolinių ar kito drūtmedžio malkų. Gyvoji ugnis būna tada, kai ji atsiranda trinant medį į medį ar skeliant titnagą. Dar gali būti ugnis pernešama iš kitos ugniavietės. Lietuvoje pats archaiškiausias ir pagal klimatinės sąlygas efektyviausias ugnies įžiebimo būdas – skiltuvu skeliant titnagą. Kiekvienoje tradicinėje baltų šventėje buvo uždegama aukuro ar laužo ugnis. Ne veltui senovėje mes buvome vadinami ugnies garbintojais, o pačiame Vilniaus centre, Šventaragio slėnyje, nuolatos degė amžinoji ugnis. Kiekvienuose namuose buvo ugnekuras, ugnį namiškiai ypač gerbė, o motina rūpestingai prižiūrėjo ir saugojo. Ugnis skleidė ne tik šviesą ir šilumą, ji įkūnijo nenutrūkstamą šeimos ir giminės ryšį bei gyvybę. Bendruomenės amžinoji ugnis jungė žmonės, vienijo su mirusiais proseniais bei dievais. Buvo tikima, kad prie židinio gyvena daugelis mirusiųjų kartų. Lietuviai ugnį laikė šventa, todėl elgtis su ja reikėjo pagarbiai ir gražiai, sukaupti anglis, gesinti tik šaltu ir švariu vandeniu, neįžeisti, neteršti, nespjaudyti, nespardyti ir nemindžioti. Ugniai buvo aukojama duona, grūdai, alus, žolynai, gėlės. Apeiga pastiprinama einant aplink ugnį pasauliui 3 kartus. Prie ugnies statomas puodelis švaraus vandens, kad ugnelė turėtų kuo nusiprausti. Ugnelė Gabija, sukaupta miegok, atklota žibėk ir visuomet man padėk. tūta, tūta.